Sveiki visi. Labas, Aida. Labas. Šiandien kalbamės su Aida apie situacijas, kada tarsi norim deleguoti komandos nariams darbą, bet žiūrėk, gal ir nelabai pavyksta. Kitaip tariant, vadovas iniciatyvą atiduoda į komandos rankas, bet komanda jos nepasiima. Aida, jeigu aš taip prisiminčiau turbūt situacijas, ką pasakoja vadovai tiek mokymuose, tiek galbūt mentorystės ar kaučinguose sesijose, jie paprastai sako, mes kaip ir viską sutarėm, jie man palinksėjo galvą, bet žiūrėk, praėjo savaitė dvi, darbai nepadaryti ir neaišku, ką daryti. Tai kas čia per situacijos ir gal tu gali labiau papasakoti, kokios būna pagrindinės, nežinau, priežastis, kodėl kaip ir atrodo susitarėm, bet nesusitarėm. Aš manau, kad dažnas vadovas save atpažįsta tokioj situacijoj ir vienas iš esminių dalykų, kuriuos matau pati tokioj situacijoj, yra tai, kad vadovai mes tikrinam pokalbį pagal tai, ar jis buvo geras pagal tai, kaip iškomunikavom tą žinutę, ar darbuotojas suprato ir ar sutiko. Jeigu visi šitie punktai yra, jau tarsi pokalbis pavyko, dabar jau rezultatas kaip ir turėtų automatiškai gautis. Bet priežastys yra gal kelios, aš gal net 3 išskirčiau, nes mes vertinam tą pokalbį ne pagal tai, ar atsirado atsakomybė ir ar tikrai darbuotojas prisiėmė ją ir ar kolega ir ar imsis veiksmų. Tai jau kaip ir miniu, tai pirma priežastis gal ne mano sprendimas. Tai buvo ne mano sprendimas, dėl to ir neįsipareigojau. Nes supratimas dar nereiškia įsipareigojimo ir vadovas dažnai pats pasako, net nepagauna savęs, kad pasako, kad štai ką tau reikėtų daryti, čia jau vat, dar taip ir taip, iki tada ir iki tada. Ir kolega ar darbuotojas ar komandos narys tiesiog supranta, bet ir gal net ir sutinka, bet sprendimas tai ne jo ir jis nesijaučia įsipareigojęs, nes nesijaučia pasirinkęs tą sprendimą. Kita priežastis gal yra, kai darbuotojas ne iki galo sutinka, tik linksi galvą, nes linkčiojimas kartais reiškia, aš noriu, kad tiesiog su viskuo sutiksiu, tiesiog noriu, kad šitas pokalbis baigtųsi, neturiu laiko ginčytis, nenoriu nuvilti. Dar eilė gal priežasčių ir toks tik greičiau. Ir iš tikrųjų net kviečiu save net pagauti, nebūtinai pareflektuoti apie tai, kad nebūtinai buvom tokiam pokalbį, kur kitas žmogus norėjo greičiau baigti pokalbį, bet gal ir patys tokiam esam buvę, kur esam sutikę su kažkuo, norėjom tik tai greičiau, kad iš tikrųjų net neketinom daryti, bet tik norėjom šventos ramybės vardan, kad pasibaigtų tas pokalbis. Ir dar viena priežastis, arba gal čia taip išreitinguoju tas priežastis, tai yra tiesiog ne mano atsakomybė. Taip jinai susiformuoja tada, kai vadovas pats visą darbą padaro. Išanalizuoja, pats paklausia, pats atsako, diagnozuoja, pasiūlo, išsprendžia, ten eilė vyksta, verda ir mintis, ir sprendimai, o darbuotojas jaučia, kad viskas kažkaip pro šalį ir paklausė, palinksėjo, priėmė informaciją, bet pati iniciatyva negimė, jis tiesiog gavo atsakymą ir galbūt padėjo tą atsakymą į kažkokį tai lentynėlę, stalčiuką, bet tik tiek. Taip dabar išguldžiau, galvoju, tokias gal pagrindinės išskirčiau priežastis. Tai toks girdisi klasikinis vadovo veikimo modelis, ar ne? Pasakau, paaiškinu ir tada einu kontroliuoti, ar padaryta ar nepadaryta. Ir aš labai gerai žinau, kad tai neveikia, ar ne? Va šitas principas, kur aš pats sugalvojau, pats tą paaiškinau ir tada atėjau patikrinti, ar padaryta, neveikia. Ką reikia daryti kitaip? Koks principas galėtų būti veiksmingas vadovų elgsenoje? Tai tokiomis situacijomis galime pasitelkti kaučingą ir kaučingo principus ir veikimo modelį, kai mes daugiau išsiaiškinam, patyrinėjam situaciją, siekiam įtraukti pašnekovą, kolegą ir kryptingai skatinam ir dirbam kartu ties tuo, kad atsirastų įsipareigojimas. Tai aš šitoj vietoj galiu pasiūlyti super paprastą tokį praktinį įrankį, praktiką, pavadinkim ją SAV metodu, tai būtų suvokimas, atsakomybė ir veiksmas. Ir tiesiog savo kažkur padaryti tą mental note, tokią pokalbiuose atsinešti tą metodiką, tai yra, kad paklausti klausimų iš suvokimo
srities, iš atsakomybės srities ir iš veiksmo srities. Tai čia tiesiog pasipraktikavimui ar paeksperimentavimui ir tiesiog pastebėjimui savęs, pažiūrėjimui, kaip tai veikia. Tai jeigu taip detaliau papasakočiau apie tą SAF, tai suvokimo klausimai būtų labai paprasti, aišku, tyrinėjimas, kaip tu matai situaciją, kas vyksta, ką pastebi, kas tavo nuomonė čia svarbiausia, kas čia gerai sekas. Tiesiog būkite smalsūs, smalsaukit, klausinėkit apie situaciją, nepuldami iš karto pasiūlyti savo matymą. Labai svarbi antra klausimų dalis yra atsakomybė, tai vėlgi labai svarbi vadovams tikrai. Aš suprantu, ir ta dalis yra labai svarbi, tai tiesiog kviečiu ir pastiprinti ją šitais klausimais. Tai paklausti, kas priklauso nuo tavęs. Ką darytum, jeigu sprendimas absoliučiai būtų tavo rankose, arba kokius variantus matai, ar nuo ko prasminga pradėti, skatina mąstyti ir įgalina darbuotoją. Ir žinoma, būtinai ir veiksmas. Ta trečioji grupė klausimų, tai ką konkrečiai padarysi, kada, kaip suprasi, kad Bus pirmas tavo veiksmas. variantą renkiesi. Ir aš dar prie šito pridėčiau dar vieną irgi svarbų klausimą, gal tau reikia kokios pagalbos, kad, nes vadovo tikslas nėra išeiti iš to proceso, visai nebūti jame, vadovo tikslas yra būti jame tiek, kad darbuotojas jaustų palaikymą. Tai ko tau iš manęs reikia, kaip aš galiu padėti, ar kas tau trukdytų. Tai tokia metodika ir toks eksperimentas, tai jeigu jau taip sudėt labai į dar detalesnę praktiką, tai net pasiūlyčiau tokį variantą. 3-2-1. Tai 3 klausimai iš suvokimo srities klausimų, 2 klausimai iš atsakomybės ir 1 klausimas iš veiksmo. Bent jau, čia jau minimum, bent jau. Ir taip pat pasižiūrėti, paeksperimentuoti ateinančioj pasirinktoj situacijoje ir pažiūrėti, kas vyksta. Ką Ir va pastebi. čia, žinai, vat jo, kaip ir tu sakai, pažiūrėti, kas vyksta ir, kaip aš sakau, vat, ką ir per mokymus su vadovais kalbam, ar ne, kad svarbiausia yra pasibandyti. Tai nereiškia, kad jau nuo pirmo karto ten idealiai pavyks, bet pabandžius vieną kitą kartą tiesiog pastebėti, kaip man sekėsi, ar ne, kaip man sekėsi užduoti tuos klausimus, kokia buvo žmonių reakcija, kokie buvo paskiau veiksmai, tam, kad tą būtų galima vis po truputėlį tobulinti ir judėti į priekį, nes turbūt nei vienas be klaidų netapom geresniu. Tai taip natūraliai judant, mūsų pokalbyje norisi, žinai, vat paklausti, tai okei, vadovas sugalvojo, kad nu fain, aš va kažką čia pabandysiu naują įrankį, galbūt va kitokią sistemą, kaip galėčiau deleguoti tuos darbus efektyviau. Kokios yra 3 tavo manymu pagrindinės klaidos, kodėl vadovam, nu vat, kurias vadovai padaro? Kaip fainai čia pasiūlei man 3 klaidas, tai 3 ir pasakysiu, nes galvoju, čia kartais tos klaidos yra susijusios ir mes jų tikrai darom ir taip ilgiau kalbėtumėmės, tikriausiai rastumėm daugiau, bet aš iš karto noriu atkreipti dėmesį į klausimus pačius. Tai daug vedančių klausimų užduodam tikrai, kai pradedam šiek tiek sąmoningiau užduoti klausimus ar mokytis užduoti klausimus, tai galim tiesiog pastebėti, kiek daug to vedimo mūsų klausimuose. Tai ką aš turiu omenyje, tai ar supratai, ar padarysi, ar tai tikrai geriausia, ką gali padaryti. Tai mes tuos uždarus vedančius klausimus galim labai patobulinti tiesiog klausdami, kaip tu tą padarysi. O kas čia tau svarbiausia? Kur visą tai veda? Tiesiog tą žodelį, ar sąmoningai keisti atviro klausimo į atvirą klausimo tipą. Tai čia viena tokia didelė, aš matyčiau, iššūkis toks, kliūtis, kur galim nesunkiai pakeisti ir patobulinti savo pokalbius. Kita irgi tokia klaida galbūt, kad vadovai per greitai duoda atsakymą. Tiesiog to nekantrumo. Ir aš žinau vis tiek, aš žinau, kaip turi būti ir jau matau, kad sunku ir jau pasiūlysiu, nes tikrai gerai čia žinau ir gausis. Tai čia irgi treniruojamas dalykas, galima kelti savo iššūkį, pavyzdžiui, pirmas 10 minučių padėti savo žinojimą į šalį ir neduoti atsakymą. Ir dabar galvoju, trečia, gal būtų čia panašiai gal su vedančiais klausimais, bet tikrai gal atskirai net išskirsiu, nes dažnai mes tikrinam supratimą vietoj įsipareigojimo. Aš nežinau, man toks atrodo dažnas ir gal vadovai gali save irgi kartais atpažinti tame, kai klausiam,
ar aišku, arba net kas Ai. aišku. Aha. Bet, dar geriau būtų tai užinkaruot ar užakcentuoti tą, o ką konkrečiai darysi su tuo, kas tau aišku. Nes tiesiog tuo taip tada bus paskatintas darbuotojas dar kartą pasakyt, aš darysiu tą ir tą, čia taip yra, galbūt dar antraeilė tas pokalbis pravažiuos, bet iš tikrųjų irgi keičia pokalbio kokybę. Liuks, ką mes, galim pažadėti tiem vadovam, kuriem galbūt nedrąsu patiem pradėti? Kaip galvoji? Aš galvoju, kad mes galim pakviesti į mokymus šiuos, kaučingas kaip lyderystės praktika organizacijose ir juose tikrai, pažadėsime, čia skambus žodis, bet pažadėsime mokytis kartu dirbtuvių formatu, kaip vesti pokalbius, kurie kuria tokią atsakomybę, kaip užduoti klausimus, kurie, skatina mąstyti ir kaip mažiau kontroliuoti, kaip tą savarankiškesnę komandą ugdyti ir komandą su daugiau iniciatyvos. Nu, kas yra vienas turbūt svarbiausių dalykų, ar ne, kad komanda bus efektyvi tada, kada jinai prisiims atsakomybę, kad jinai galės veikti savarankiškai, o nebus priklausoma 100% nuo vadovo žinojimo ir vadovo atsakymo. Tai tiem, kuriem smalsu, kuriem norisi padirbėti tiek su savim, tiek, su savo vadovavimo, tam tikrais įgūdžiais ir kompetencijom, kviečiam prisijungti, kviečiam daugiau sužinoti tiek šiame puslapyje, tiek rašyti galbūt bet kuriam iš mūsų tame tarpe, ne tik Aidai, bet ir Miroslavui ar man asmeniškai ir papasakosim plačiau, atsakysim į visus klausimus ir susitiksim rudenį. Iki. Ačiū, Brigita. Ačiū tau. Iki. Iki.